Savanorių biure dar viena misija. Susipažinkite dvi savanorės Erika ir Dovilė. Jos pristato savo idėją. Vilniaus senamiestyje nori atidaryti labdaros krautuvę. Šis reportažas apie dvi merginas, kurios kišenėje turėdamos po 10 litų, sugalvojo verslo idėją. Tai neįmanoma, pasakytų daugelis, bet tik ne Dovilė ir Erika. Tai realu, sako optimistės Savanorių biure pristatančios socialinio verslo modelį. Erikai Lastovskytė 30. Ji Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventė. Apie savanorystę sako, kad tai iš širdies sklindantys darbai. Aš iš tikrųjų daug savanoriauju ir labai daug laiko savo skiriu darydama veiklas, kur man atrodo svarbios visuomeniai, už kur niekas nemoka ir iš širdies tai sklinda iš tikrųjų, kai nori padaryti kažką gero ir matai, kad tai vyksta, kad tai sekasi ir kad tai suteikia žmonėms aplinkiniams kažkokio gėrio, tai iš tikrųjų nuostabu daryti. Mūsų filmavimo grupė Erika kalbino Gatvės muzikos dieną. Tuomet ji ėmėsi iniciatyvos visam pasauliui pristatyti savanorystės misijas vykstančias Lietuvoje. Apie savanorius talkinančius Gatvės muzikos dienoje reportažą matys 50 skirtingų pasaulio šalių. Prieš metus Erika su kolege Dovile įkūrė pirmąją lietuvišką labdaros krautuvę Not a Shop. Išvertus į lietuvių kalbą tai skambėtų ne krautuvė. Gavosi po 10 litų susimetę, įsteigėm tą teisinį juridinį statusą turinčią organizaciją, kad galėtumėm toliau vykdyti visas kitas veiklas. Na ir prasidėjo tada. Iš principo tai viskas prasidėjo nuo to, kad mes turim draugų, kas buvo labai svarbu, nes visi jie vienaip arba kitaip pas mus savanoriavo. Merginos sako, idėjų yra, tačiau atsiranda trukdžių jas įgyvendinti. Šiandien jo savanorių biuro dar vienos prasidedančios misijos herojės. Pati pagrindinė idėja buvo įtraukti kuo daugiau žmonių, kurie vaikšto gatve, kad jiems, pranešti tą žinią, kad štai ta labdara, čia visiškai arti ir tas daiktas, kurio tau nereikia, gali kažkam labai padėti ir sugeneruoti lėšas. Pavyzdžiui, dabar, žinau, vyksta Rostropovičiaus fondas vykdo tokią akciją, kur žvaigždės dovanoja savo drabužius ir ten jie pardavinėja ir generuoja lėšas tam fondui, kad galėtų dirbti kilnius darbus. Idėja atidaryti labdaros krautuvę merginoms gimė pamačius panašių parduotuvių modelių užsienyje. Erika kaip sėkmingo socialinio verslo pavyzdį mini Latviją. Latvijoje jie yra tiesiog nuostabus pavyzdys, kokiais mes norėjome būti. Jiems iš tikrųjų labai pasisekė, nes surado verslininkus, kurie tiesiog 3 metams sako, naudokite štai patalpos labai geroje vietoje, centre. Ir jie per šitos metus jau kelis, tai žinokit, užsuko tokią veiklą, kad jų ten jie didžiuliai yra. Erikos kolegė Dovilė Mačiulytė. Jai 28. Baigė viešųjų ryšių studijas Lyco universitete Didžiojoje Britanijoje. Dovilė apie savanorystę sako, kad tai veikla, kuri kyla iš filantropiško požiūrio į mus supančią aplinką. Filmavimo dieną Dovilė darbuojasi Vilniaus neįgaliųjų dienos centre Gėlių gatvėje. Tai vienas iš merginų inicijuotų projektų, kuriuo skatinama pritraukti socialinę atskirtį patiriančių žmonės. Kažkaip gimė tokia irgi idėja, kad galėtumėm organizuoti socialinės kūrybinės dirbtuvės, kurių metu, tarkim, įvairios grupės gamintų kažkokius tai daiktus, tarkim, su menininkų ar dizainerių pagalba, su tų pačių, su kuriais mes dirbam, ir taip pagaminti daiktus, kuriuos mes irgi toje pačioje parduotuvėje galėtumėm parduoti ir taip pat padėti tiems žmonėms susidirbti. Jolanta Vilniaus neįgaliųjų centre ne naujokė, tačiau Dovilės organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse lankosi pirmą kartą. Aš čia atvažiuoju kas savaitę, čia būna užsiėmimai. Šiandien aš vėliau taisyti tokį maišelį ir man kitą paėmė įplauti. Aš darau labai ilgai, pas mane liga cerebrinis paralyžius ir mums sunku daryti tokius darbus, nes tai sąlygoja liga. Ką nors sukurti, paskui parduoti labdaros krautuvėje ir už tai gauti vieną kitą litą. Jolantai taip pat patiktų Dovilės ir Erikos sukurtas verslo planas. Iki šiol moters darbai į kitas šalis keliaudavo tik kaip dovanos. Namie siuvinėjo ir mano darbeliai labai daug kur yra Prancūzijoje, Amerikoje dovanų. Susipažinau su tokia mergaitė, kuri studijavo čia, jinai gyveno Prancūzijoje. Ir jinai mane mokė prancūzų kalbos.
Tai aš jai paprasčiausiai padovanojau. Labdaros krautuvėje prekiauti menininkų ir dizainerių labdarai skirtais darbais, kūrybinėse dirbtuvėse sukurtais bei kitų žmonių paaukotais daiktais, tokią idėją merginos jau bandė įgyvendinti. Taip gimė sėkminga Timofėjų akcija. Merginos į Telšių vaikų globos namus kvietė važiuoti dizainerius. Jie vaikams siuvo meškiuko Timofėjaus maketus, o naują gyvybę meškučiui įkvėpė patys vaikai. Tas meškinas dar ypatingas to, kad jis turi tokią širdelę kartoninę viduje. Ir tos širdelės viduje kiekvienas vaikas parašo palinkėjimą, žodžiu, būsimam savininkui. Tai kaip ir, tai tokia kaip asmeninis, kad tu gauni nuo to vaiko meškiukas su jau iš karto kažkokio tai linkėjimu tau. Žinau, kad vaikai, kai darė antrą partiją Timofėjų, paskui tie Timofėjai buvo pardavinėjami prezidentūros kiemelėje. Nu, tai ten jau visai buvo didžiausia euforija, kai pamatė nuotraukas, kad to vaikelio darytas ir prezidentė perka, tai jau čia buvo visiškai nuostabu. Metus savanorės glaudėsi vienoje iš parduotuvių. Kai nuoma tapo neįkandama, ėmė prekiauti tik internetu. Mes pradėjom taip labai rizikingai, gyvenom sudėtingai labai. Pirmi metai tikrai sudėtingai buvo finansiškai, taupėm visai kaip įmanoma, bet yra turbūt tas, kas veda iš dūšios, kad tu negali to nedaryti. Šiandien merginos grįžo ten, nuo ko pradėjo. Todėl savanorių biure jos ieško bendraminčių. Norinčių ir galinčių padėti įkurti pirmąją neinternetinę labdaros krautuvę, kurioje nereikalingi daiktai atgytų naujam gyvenimui, o socialinės atskirties žmonės iš savo kūrybos galėtų bent šiek tiek užsidirbti. Su savivaldybė kalbėjome ilgai ir su valdžios institucijom tai užtrunka tikrai ilgai ir dar užtruks kurį laiką, bet mes vis tiek toliau bandysim. Kalbėjom ir su verslininkais šiek tiek, su nekilnojamo turto agentūrų savininkais ir panašiai. Tai galiu pasakyti, arba mes netaip kalbėjom, arba kažkaip nesugebėdavom jų inspiruoti, arba jie nemato tame potencialo, arba, aš nežinau, kas yra, bet problema, žodžiu. Mes labai norėtumėm, kad turėti tokią kaip ir vietą, kur galima ir kartu sukurti ir parduoti, bet lygiai taip pat, kad ir žmonės galėtų atnešti savo darbus ir žodžiu, mes jas galėtumėm parduoti. Arba kad žmonės aukotų daiktus, tarkim, kurių jiems nereikia, žinotų, kur galima atnešti ir kad pardavus juos, tai vėlgi visas pelnas yra skiriamas kažkokiem tai labdaringam darbam. Labai norėtumėm kreiptis į jūs, žmonės, kurie savo širdį turi kažkokią tai paskatą daryti gerus darbus. Mums reikia jūsų, iš tikrųjų reikia jūsų, kad galėtumėm įvykdyti savo misiją. Ir iš tiesų labai ieškome žmogaus savanorio, kuris galėtų padėti mums įkurti ir prižiūrėti interneto parduotuvę, kurioje vyktų visokie pardavimai, už kurios sugeneruojamas pelnas būtų skiriamas kilniems tikslams. Taip pat kreipiuosi labai į verslininkus ir visus žmonės, kurie turi kokias nors patalpas centre arba Vilniaus senamiestyje, nes labai iš tikrųjų ieškome patalpų ir labai norime pagaliau realizuoti savo idėją visų 100%. Kitą savaitę Dovilė ir Erika dėl naujos krautuvės patalpų vėl kreipsis į miesto savivaldybę. Taip pat merginos imsis akcijos kartu su Vilniaus dailės akademijos studentais. Iš dėvėtų rūbų kurs naujus ir juos parduos labdaros aukcione. Apie tai po savaitės.